Sveiki visi, sveikinuosi iš serviso 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvių. Šį kartą turim puikų šeimyninį automobilį, Chrysler Town & Country modelis, 2016 metų, 3.6, 5 staras, tikrai pakankamai įprastas variklis ir be abejonės visų 100% važiuojantis dujomis. Tai trumpai apie pačią sistemą kalbant, tai Landerenzo Evo OBD sistema ir pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, pakankamai tvirtai, niekam netrukdantis, labai jam gera vieta. Prieš akis krenta dujinės fazės filtras, montuojamas su surinkimu, greta reduktorius Landerenzo Li10 Turbo Oversize, galingiausia ir našiausia šio reduktoriaus versija. Truputėlį giliau atskirai nuo jo yra montuojamas OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, slėgio davikliukas ir dujiniai purkštukai slepiasi po variklių gaubtu, pats gaubtas tvirtai savo vietose, o purkštukai yra sumontuoti naujo tipo Reilo G7 Dakota dujiniai purkštukai. Na, visas Landerenzo dujinės įrangos montavimas servise 007 kaip visą laiką pagal aukščiausius kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia iš principo, kad šią dieną panaudojam montavimo eigoje pačias kokybiškiausias rinkoje prieinamas medžiagas, komponentus ir priemonės, naudojam specialias apsauginės gofras, identiškas galima rasti ir variklio skyriui, kurios yra originaliai sumontuotos, spiruoklinės sąvaržos, bronzinės jungtis, specialūs gamykliniai laikikliai, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, visus laidus grupuojant, įvelkant į apsauginės gofras, tas gofras papildomai dar izoliuojant, na, o kiekvieną kontaktą be abejonės lituojant ir apsaugant termokembrikais su klijais. Iš principo taip pat atrodo originalus laidynas variklio skyriuje, toli tų pavyzdžių kažkur ieškoti nereikia, minusai pliusai irgi labai aiškiai parodyti, kaip turėtų būti padaryti, tai viskas yra daroma taip, kad kiek būtų įmanoma artimesni į tiek išvaizdą, tiek estetiką, tiek tvarka tam gamykliniam tokiam, pavadinkim, dujinės įrangos montavimui. Greta pliusinės klėjamos taipogi yra dujinės įrangos saugiklis, tai instruktažo metu klientui bus viskas paaiškinta, parodyta, pademonstruota. O tai, kas liks neaišku, bus galima rasti ir garantiniai bei visoj vartojimo instrukcijai, kurią klientas taipogi iš mūsų gaus. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas centrinėje konsolėje apačioje prie 12 voltų jungčių. Aš gal pridėsiu nuotrauką, dabar nesimatys, nes sėdynės esu truputėlį patraukęs tam, kad pademonstruoti du dujų balionus sumontuotus va tokioje antros eilės sėdynių susilankstymo vietose. Tai Chrysler Town & Country čia telpa 2 po 46 kokybiški Bormech dujų balionai. Tai virš 90 litrų turim nominalą, taip kad galėsim užsipilti pagal faktą jau apie 70 litrų dujų. Galbūt ne visai pilnai, bet netoli to. Tai pakankamai solidus kiekis kuro, juolab, kad ir tarp abiejų ašių toksai svorio centras išlaikomas, tikrai labai gera vieta. Na, pildymas prie benzino užpilimo vietos, tikrai nesinori jo montuoti kažkur va apačioje, kaip matot, ir nuo purvo, ir nuo sniego, ir ledo. Paskui reikia gramdyti, ten tą kamštį nesilaiko pistoletas ir taip toliau ir panašiai. Tai be abejonės čia yra 100 kartų tvarkingiau, juolab, kad yra naudojami ir nerūdyjančio plieno varžtai, tam, kad jie nekoroduotų ir tų problemų nekeltų. Atsisukam kamštelį, įsisukam adapterį ir prašau, galim piltis dujas. Jeigu reikia benzino pilti, be abejonės reikia atsisukam, kamštelis kampu nusiema be jokių problemų. Viskas gražiai slepiasi, po dangteliu pasislepia. Tai va, tai toks šeimyninis automobiliukas, puikus iš tikrųjų pasirinkimas. Pačiam asmeniškai teko tokį vairuoti keletą metų, tai tikrai dujomis važiuoja puikiai, be jokių problemų. Teko nemažai po Europą pakeliauti, taip kad kas ieško tokio erdvaus šeimyninio automobilio, mėgsta keliauti, tikrai nuostabus variantas, tikrai visiems rekomenduoju. Na, o jeigu jau nusipirksit ir ieškosit kokybiško patikimo dujinės įrangos montavimo, be abejonės kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.